paklausti, kaip jums sekėsi. Iš pasiūlytų 4 temų daugiausiai dėmesio sulaukė antroji – svajoju apie savo verslą. Be abejo, labai smagu, kad jūs apie tai svajojate, nors buvo rašoma ir kitomis temomis ir mano verslo idėja – sėkmingo verslo paslaptis. Man labai įdomu ir tai, kad iš rašysiųjų 2 mokiniai pasirinko temą "Nenoriu būti verslininkas". Greta rašo: nenoriu būti verslininkė, bet darbas, mintys, kurios čia išdėstytos, rodo visai ką kitą. Ji atkreipia dėmesį į tokius labai svarbius dalykus ir rašo apie galbūt norą turėti prancūzišką retro stiliaus kavinukę, kurioje ji būtų ne verslininkė, ne direktorė, bet joje jaustųsi, ten leistų laisvalaikį, ten susitiktų su draugais, visiems būtų gera. Atėję svečiai tarnautų vieni kitus, skambėtų puikiai muzika ir visiems būtų smagu ir gera. Tikrai tokia ateities vizija. Įdomių minčių yra išsakiusi savo darbe ir Jekaterina. Paprašysiu ją pačią būtent ir papasakoti. Prašau. Tai pirmoji mintis, turbūt apibendrinimai, kurią norėjau pasakyti, kad verslas ne visada priklauso nuo mūsų pačių, bet ir nuo kitų žmonių, aplinkos bei aplinkybių. Dėkui. Mariau, tu taip pat pasirinkai apie verslo idėją. Man čia svarbu, idėja. Gerai pasakysiu. Todėl naudojant pigesnius produktus, kainos restorane būtų priimtinesnės ir tai džiugintų ir gausintų klientų būrį, kurie didintų pelną. Paulius rašė apie turizmo verslą ir būtent apie tai, kaip pamatyti kuo daugiau pasaulio už kuo mažesnę kainą. Bet skaitydama jo darbą suabejojau, bankrutuotų turbūt Paulius ir visas jo verslas, jeigu tokiais, altruistiškais galbūt irgi kartais tikslais, tai būtų. Kuo didesnį atstumą nuskristi už kuo mažesnę kainą. Tai visai smagu. Andrius apie nemasiško gaminimo, galbūt perpardavimo įmonių tokį organizavimą ir taip pat bankroto galimybę irgi rašė. Taip kad tikrai, manyčiau, visų darbų aš čia nepaskaitysiu, jūs draugams papasakosit arba duosit perskaityti, tačiau smagu.